Noriu parodyti, kaip Septimoje galima sukurti komandą, priimti narius į tą komandą ir dalintis kalendoriumi taip, kad galima būtų matyti kolegų užimtumą, rezervacijas, kokie žmonės yra užsiregistravę į treniruotės ir panašiai. Pirmiausia, kad tai išvis veiktų, sukursiu komandą. Spaudžiu komandos, kurti naują, įvesiu pavadinimą geriausia komanda. Saugoti. Dar galiu ir įkelti nuotrauką. Dabar turim komandą, bet joje kol kas yra tik vienas narys, tai čia mano demo paskyra. Ir į šitą komandą noriu pakviesti kolegą vardu Aurimas. Aurimas irgi yra demo paskyra ir jau yra prisijungęs prie Septimo. Spaudžiu pakviesti ir jeigu žmogus yra dar niekada nenaudojęs Septima appso, tai čia galima įvesti pašto adresą ir į tą adresą bus išsiųstas kvietimas su visa instrukcija, kaip prisijungti ir kaip naudoti. Bet kadangi Aurimas demo paskyra jau yra prisijungęs, tai paimsiu įvesiu tiesiog Aurimas, spaudžiu, siųsti ir Aurimas gaus kvietimą. Persijungiau į Aurimo paskyrą ir matau, kad yra pranešimas, kuris ir yra tas kvietimas prisijungti prie komandos, tai aš tą ir padarysiu. Spausiu prisijungti. Komandos turi kalendorių, čia yra mygtukas ir čia, kol yra 2 nariai komandoje, jų aišku gali būti daugiau, bet kol kas yra 2 nariai ir yra 2 tokie kaip stulpeliai, tokie kaip trekai su kiekvieno komandos nario užimtumu. Bet kadangi treneriai yra nauji, tušti, tai jie neturi jokio užimtumo, tai dabar paimsiu ir pridėsiu kokį nors laiką, kada galima rezervuoti. Tai pavyzdžiui, tarkim, trečiadienį aš kaip treneris Aurimas paspausiu čia laikroduką prie vardo ir, tarkim, nuo 10 iki 3. Jeigu netinka, galiu paspaust ir nutempt, tarkim, nuo 11 iki 4 šitas laiko intervalas. Pridėjau tokį laiko intervalą ir tai reiškia, kad klientai mane jau gali rezervuoti, bet dar paspausiu ir nustatysiu, kad pavyzdžiui į vieną rezervaciją gali ateiti iki 5 žmonių, tiksliau daugiausia 5 žmonės gali ateiti. Trukmė tegul bus 45 minutės su pertrauka tarp rezervacijų. Šiaip tai visi šitie klaustukai turi po pavyzdį ir jį paspaudus galima matyti, kas nutinka pakeitus tam tikrą nustatymą. Saugoti ir baigti. Dabar jau persijungiau kaip klientas ir noriu kaip klientas rezervuoti trenerį Aurimą. Tai aš susiradau trenerio Aurimo profilį, tą galima visokiausiais būdais padaryti, o vienas iš tokių paprastų ir smagių tai yra, kaip pats treneris parodo savo QR kodą klientui. Tai visada yra toks mygtukas ir čia yra QR kodas, kuris visada yra veikiantis. Tai aš jau kaip klientas radau trenerį Aurimą ir noriu rezervuoti laiką, tai ir spaudžiu mygtuką rezervuoti, atsidaro kalendorius ir čia jau kaip klientas aš matau tik tas valandas, kurias Aurimas ką tik nustatė, mes kartu ką tik ir padarėm. Tai pasirinksiu pavyzdžiui nuo 11 iki 11:45, matau, kad tai yra grupės rezervacija, būtinai turiu įvesti savo telefono numerį, jeigu noriu galiu įvesti komentarą, bet nebūtinai, spaudžiu rezervuoti ir jau turiu sukurtą rezervaciją. Dabar persijungiau vėl į kitą paskyrą ir esu jau dabar treneris Tomas, tai jeigu atsimenat, tai esu tos komandos autorius ir čia matosi tokia kaip karūnėlė, tai jinai indikuoja, kad esu komandos autorius, atsidarysiu tą komandą ir šiaip jeigu noriu galiu ir Aurimą padaryti, pavyzdžiui, kad būtų administratorius. Administratoriai gali valdyti daugiau nustatymų prie kiekvienos komandos, bet dabar mums įdomus yra komandos kalendorius. Tai spaudžiu komandos kalendorius, važiuoju pasirenku tą dieną, kai yra rezervacija, pavažiuoju žemyn ir primenu, kad čia aš esu prisijungęs kaip tas treneris Tomas, komandos savininkas ar kūrėjas. Mano komandos narys yra treneris Aurimas ir čia matau yra toksai stulpelis, kuris yra pažymėtas nuo 11 iki 4, kad tas treneris Aurimas priima rezervacijas ir yra viena iš tų rezervacijų. Ir jeigu paspausiu, tai matysiu, aišku, daugiau informacijos. Matau, kad, pavyzdžiui, treneris Aurimas dar nepatvirtino, bet maždaug štai kaip aš galiu matyti savo komandos užimtumą. Tikiuosi, tai padės, o jeigu ne, tai visada lauksiu klausimų.